takelyje Sostinės sporto centro antroji komanda – Grudinski, Varanavičius, Gelgota ir Rybakov. Distanciją nugarą pradės Dominikas Grudinski. Pirmajame takelyje Klaipėdos Gintaro sporto centras – Evaldas Babakinas, Damanskis, Knašas ir Žučkov. Evaldas Babakinas 2 kartus jau medaliais pasipuošęs individualiuose rungtyse šiame čempionate pradės distanciją. Čia Klaipėdos komanda, sakykime, turi šią kitokį pranašumą prieš Sostinės sporto centro antrą komandą, bet Grudinski irgi dar jaunas ir labai perspektyvus nugaristas. 7-ame takelyje Kauno plaukimo mokykla, Vaitukaitis, Timinskas, Povilaitis, Norkevičius. Antrajame takelyje Panevėžio Žemyna, Murėnas, Vilimas, Labanauskas, Apinys. Šiaip komanda skamba labai patraukliai. 6-ame takelyje Vilniečių pirmoji komanda, dabar jį mūsų ekranuose, Tuskenis, Šlyžius, Kamandulis ir Trusov. Komandos kapitonų, man atrodo, jeigu ir nebuvo deleguotas niekas, tai aš deleguoju Kamandulį. Komandos kapitonų patirties reikia, tokios, man atrodo, visai palyginus dar jaunaišiai Sostinės sporto centro komandai. Puikus importas iš Alytaus. Taip, Kamandulis Alytaus produktas, bet Vilniaus vyras. L2 Aquatics 19+ komanda, 3-ame takelyje Stankevičius, Štuopis, Trota, Grigaitis. 5-ame takelyje Klaipėdos Gintaro sporto centro pirmoji komanda ir kokią prabagą turi klaipėdiečiai Babakiną išsiųsti į antrąją Klaipėdos komandą, nes nugarą pirmoje komandoje plaukė Mantas Kaušpėdas. Tikrai taip. Labai stipri komanda. Taip, Kaušpėdas, Andronatį, Česnakas ir Kvederis. Ir 4-ame takelyje per vidurį baseino Ukrainos rinktinė Denisenko, Ovčinikov, Kesilis ir Naumenko. Kas Kestai gali mesti iššūkį ukrainiečiams? Vėlgi, turbūt po starto reikėtų atsakyti. Estafetė labai rimta, labai rimtos netgi tos komandos, kurios yra antrosios miestų komandos. Kalbu apie Sostinės sporto centro antrąją komandą ir Klaipėdos antrąją komandą. Bet pagrindinė turbūt kova vyks tarp ukrainiečių, klaipėdiečių, vilniečių. Bet tarp visų. Tiek turbūt greičiausiai kova stipriausia turėtų būti tarp Ukrainos ir Klaipėdos. Labai stiprios komandos ir Panevėžyje 3 stiprus plaukikai, gal Peteliškės specialistas toks truputį silpnesnis, jeigu žiūrim iš tų, kas startavo ir kaip finaluose pasirodė. Daugiau, bet Klaipėda, manau, čia jie turi didžiausias viltis iš lietuvių pasirodyti geriausiai. Ir šiaip atkreipsime turbūt dėmesį į Manto Kaušpėdo laiką 100 metrų nugaros, bet akivaizdu, kad jis šiek tiek plaukia lėčiau ir galbūt jau jėgų pristinga 3 Lietuvos čempionato dienos pabaigoje, bet kodėlgi ne. Finale šiandien iškovojęs aukso medalį jis plaukė rekordinį karjeroje greičiau per 54 ir 46, dabar 55-79, tai pusantros beveik sekundės lėčiau nei finale individualiame, taigi už komandą žymiai lėčiau Kaušpėdas nuplaukė. Gal dar nespėjo atsistatyti, bet tai tik tais jo antra rungtis per šitas varžybas, tai manau, dar turėtų turėti jėgų. Taip, bet Herkus toliau kovoja su ukrainiečiu. Herkus taip pat parodė puikius rezultatus, tiek 200 metrų, tiek 100 metrų jis 3 buvo. Tai labai smagu kol kas, kad kovoja. Ir toliau, Klaipėda, tikėkimės, atstovės Lietuvą prieš ukrainiečius. Taip, labai graži šiaip bendrai paėmus dvikovą, bet mes vėlgi vis tiek palaikome saviškius Andronatį prieš Ovčinikovą dabar. Tai geras sparingas, bet kiek atsimenu pagal nuostatus Lietuvos čempionato, tai rinktinės kaip ir nekandidatuoja į prizinės vietas estafečių programoje. Taip. Kaip sparingas tikrai gerai klaipėdiečiams, bet ukrainiečiai turėtų būti neapdovanoti bendrai. Ir jiems atvykus čia, labai džiugu, kad tokia tikrai stipri jų komanda atvyko. Šiemet gal ne tiek jų daug gaila, bet tikrai stiprus sportininkai ir geri sportininkai, su kuriais tikrai žinom, kad reikės susitikti ir tarptautinėse startuose vasarą.
Taip, dabar Česnakas kovoja prieš Denisą Kesilį ir tikrai pamenu tos atvejus Lietuvos čempionatuose, kai iš mūsiškių būdavo padaryta Lietuvos rinktinė siekti rekordo. Tas rekordas dažnai būdavo pasiektas estafetėse, bet ta Lietuvos komanda sudaryta, jie tiesiog medalių negaudavo, nes nesivaržydavo bendroje įskaitoje pagal tuos nuostatus ir turbūt visiškai identiška situacija vyksta ir čia dabar. Tai realiai su aukso medaliu jau dabar gali sveikinti Klaipėdos komandą, bet dėl sportinio principo visada įdomu. Česnakas bando vytis Kesilį, bet sunku. Tai jo nepagrindinė rungtis ir jis kiek ir dabar teko su juo važiuoti, tiek į Nordic čempionatus, tiek į Baltijos šalių čempionatus. Jis visą laiką mums pravartus ir užkamšo tas skylės dažniausiai, kurias turime estafetėse. Tai puikus sportininkas. Taip, Komandulis atidirbo už Sostinės sporto centrą. Pagrindinė kova dabar turbūt dėmesys galbūt dėl trečiosios vietos. Taip, dėl trečiosios vietos. Tarp Sostinės sporto centro ir Panevėžio. Taip, Panevėžys dabar Domantą, Artą Apinį išleidė, o Vilniečiai turi Michail Trusov ir, pasižiūrėsime, ten kova labai panaši. 51, Artas plaukia 52, tai jeigu viskas tvarkoja. Taip, bet tai yra estafetė. Mes matėm, kaip Kaušpėdas estafetėj plaukė lėčiau negu individualiai rungty, bet bent jau kol kas atrodo viskas labai tvarkoje. Kalbant apie Vilniaus komandą, Panevėžys neatsilieka, ukrainiečiai laimi prieš Klaipėdą. Klaipėda laimi auksą paėmus Lietuvos čempionatos nuostatais, o finiše čia galiausiai Sostinės sporto centro komanda finišuoja trečia ir aplenkia Panevėžio žemyną, bet jeigu mūsų visos išvalgos teorijos pasitvirtins, tai medaliais irgi panevėžiečiai bus apdovanoti. Šauni kova, labai džiaugiuosi už Vilnių. Kaip aš kitaip, aš čia jau ta situacija, kur reikia šiek tiek objektyvumo. Tam galbūt esu aš čia. Taip. Taip, turėjom puikią kovą. Panevėžys metė iššūkį, bet turbūt apie ką mes ir kalbėjom prieš startą, trūko Panevėžiui stabilaus ir stipresnio plaukiko Peteliške. Taip, Labanauskas plaukė tą Peteliške, bet tai nėra plaukikas, kuris varžytųsi A finaluose Lietuvos čempionatuose ir kažkuo nustebintų. Tai čia turbūt vienintelė spragelė tokia, kurią turėjo Panevėžio komanda. Taip, Domas praplaukė 1-3, Domantas 58, silpnokai, Artas 51-8, tikrai šaunuolis. Ir įdomu ir Kamandulio rezultatą irgi sužinoti. 55-3, tai jis netgi greičiau negu pirmą dieną, man atrodo, plaukė, tai stipriai. Povilas 1-4, Michailas 52, jau gal kaip sprinteriai šiek tiek pradėjo trūkti jėgų, bet vis tiek sukovojo ir iškovojo. O Klaipėdoje visi suplaukė stipriai. Herkus 1-2, wow. Taip, dar tai aptarsim, dabar interviu su Klaipėdos komanda. Lietuvos čempionate. Plaukimas yra individualus sportas. Kiekvienas iš jūsų rungitės už save. Ką daro komanda besiruošdama kompleksiniam estafečių plaukimui? Kokie yra, nežinau, ritualai, pasiruošimo specifika? Žinome, kad einam į plaukimą kaip komanda ir vienas kitą vedame į priekį. Ir Klaipėdos sirgalių labai mumis užveda ir verčia dar labiau spaustabą. Okay. Turėjau galvoj klausimą, ar yra kažkoks ypatingas pasiruošimas prieš plaukiant estafetes? Ar skiriate laiko startui? Koks yra tas pasiruošimas? Nes jūs ruoštės individualiai, ne, o čia esate komanda. Ką darote, kad ir plauktumėt kaip komanda? Šnekamės prieš startą, kad pajustumėm sinergiją tarp viens kito. Ir iš tikrųjų stengiamės daryti startus per treniruotis, per varžybas, kad kada ateina varžybinė diena, būname puikiai pasiruošę. Okay, kiek aš supratau, iš sportinės pusės yra labai aišku, o iš emocinės pusės, ką darote, kad būtumėt komanda, kokius turit savo ritualus, apie ką kalbate? Tai prieš kiekvieną startą estafetinį vieni kitus užmotyvuojam, labai daug šnekam savo, prie savų, vieni kitus motyvuojam ir kalbamės daug. Okay, o kas yra kandžiausias komandoje, pas ką yra geriausi bairiukai? Iš tikrųjų netgi nežinau. Galvok pas Danielių Kvederį. Paplaukite, Danieliui, okei. Danieliu, kuriam labiausiai patinka kasti kulną? Kurį norisi labiausiai per dantį patraukti? Tikriausiai Mantą, mūsų žvaigždelė iš Klaipėdos, vis tiek, žinot, reikia jam pakabinti makaronų.
Mantas tikrai įspūdingai startavo ir po pirmojo etapo mūsų komanda buvo, Lietuvos geriausia komanda buvo pirma. Tačiau, vyrai, jums reikia pasistengti, kad Lietuvos komanda nugalėtų ir Lietuvos čempionate. Prašau paploti geriausiai